Sveiki visi! Šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia naudotis su GameRanger programa. Visų pirma, parodysiu, kaip ją atsisiųsti. Parašome į Google GameRanger. Tada matote, GameRanger, jo. Nueiname žemiau, paspaudžiame GameRanger download. Tak, pakrovė mums, tada spaudžiam free download. Va, iššoko lentelė šiokia tokia. Spaudžiu захранить failą, išsaugoti failą. Kai atsisiuntėte failą, paspauskite jį, instaliuoti reiks. Dabar to instaliuosis. Tada spaudžiam šitą, accept. Spaudžiam accept. Aš spaudžiu custom ir varnelę ištrinu, nes man nereikia ten visokių papildomų failų. Tai va, spaudžiam next, vėl accept ir tada mums krauna, siunčia. Tai va, viską užkrovė. Aš ištrinu šitas abi varnelės, man tik pirma reikalinga bus, kad ant desktopo būtų, ant šito darbastalio būtų šitas failas. Tai va, spaudžiam install. Mums čia krauna. Tai va, palaukim biškį. Vsio, instaliavom viską, viskas zaibys, tiesiog viskas gerai išėjo. Ir dabar, tiksliau mes dar neinstaliavom, dabar kažkas tai siunčiasi čia nais, reikia palaukti. Čia kažkokia pas man dar programėlė yra, nežinau, kažkas čia krauna, reiks palaukti biškį. Va, štai pakrovė, spaudžiam OK, palaukim biškį. Pasikrausto. Na štai, viskas instaliavo, viskas tiesiog zaibys. Dabar aš jums parodysiu, kaip veikia va šitas, kaip sakant, dalykas, GameRanger. Jis labai įdomus yra, taip sakant. Toje dabar parodysiu, ką jisai sugeba, kokios jo galimybės. Su šita programa galima žaisti multiplayer žaidimus. Toje aš jums dabar parodysiu. Paspaudžiu GameRanger, spaudžiam next, agree spaudžiam, tada create a new account, nors jo, taip. Invite call, nors ne, back geriau paspaudžiam, aš turiu naują accountą, paspaudžiam use my exist account, jeigu jūs turite accountą tą, tada parašykit savo šitą emailą ir passwordą. Parašom passwordą, šitą emailą. Įsirenkam kalbą, nors čia nieko galima ir nerinkti, vis tiek anglų kalba bus viskas. Ai, čia miestą įsirinkti reikia. Miestas šitas. Finish. Palaukiam biškį. Palaukiam. Tai va, užkrovė mums. Galima va čia bet kokį žaidimą žaisti, va, į bet kokį serverį prisijungti. Aš dažniausiai lošiu Stronghold, Crusader, labai geras geimas. Štai Stronghold, Crusader, galima žaisti bet ką, čia 2 prieš 2, 3 prieš 3, va, pabandysiu įeiti į kokį nors kambarį.
Pabandysiu įeit. Ai, tu man neleidžia. Tuoj palaukit. Nors visų pirma aš jums parodysiu, kaip sukurti serverą. Tai va, spaudžiam host. Tuoj pasikraus man. Tai va, krauna. Oi, užsilagino. Čia galima žaidėjų kiekį pasidaryti, kiek norit, kad žaidėjų būtų serve. Tai va, tarkim 8. Čia parašykit pavadinimą ar kažką čia panašaus, bet ką čia surašykit. Passwordo nebūtina, jeigu norit password uždėti, tai pasakykit savo draugams. Draugai ateis, ten prisijungs, kada norės. Tai va, spaudžiam ok, zaibys viskas, va. Preparing connecting. Kraunu. Pasikrovė. Va. Tai va, sukūriau savo serverį, dabar beliko tik lauk žmonių, bet aš aišku nelauksiu. Aš geriau nueisiu prisijungti prie kokio nors serverio ir parodysiu jums, kaip ką reikia daryti, kaip čia ką lošti, kas čia ką tik buvo. Aha. Gerai, einam į kokį nors serverį prisijungsim. Tuoj, palaukit, užsilagino kažkaip čia. Blogai, užsilagino. Laikas tai eina. Kas čia yra, užsilagino? Va, užsilagino. Tuoj palaukit. Tuoj prisijungsiu prie kokio nors serverio, prie bet kokio galima prisijungti. Sparkly, nors šiandien dar negalima prisijungti, palaukit. Štai prisijungiau prie kažkokio serverio. Tai iš naujo parodysiu jums. Va, štai prisijungiau prie serverio. Spaudžiu enter. Palaukit. Spaudžiu prisijungt. Štai, prisijungiau prie serverio. Beliko tik, kad jis start paspaustų start, kad mes prisijungtumėm prie jo multiplayer host. Tuoj palaukit, parašysiu šiam. Ready. Ok. Man atrodo jisai AFK. Nu, koks skirtumas? Tai va, jeigu jums patiko šitas video, palaikinkit, pronumeruokit. Tai ką, iki pasimatymo. Davai visiems.